Rinkėjai skundžiasi, kad 5 milijonus eurų kainavusi Vyriausiosios rinkimų komisijos naudojama duomenų valdymo sistema ne tik stringa, bet ir tinkamai neapsaugo asmeninių rinkėjų duomenų. Dėl sistemoje paliktos klaidos kiekvienas per elektroninės valdžios vartus norėjęs atspausdinti rinkėjo kortelę galėjo sužinoti duomenis apie kitus piliečius, jų vardus, pavardes, gimimo metus ir adresus. Dabar rinkėjo kortelė iš sistemos apskritai išimta. Vyriausioji rinkimų komisija su sistemos kūrėjais aiškinasi priežastis. Vyriausioji rinkimų komisija aiškinasi šią situaciją ir iš tikrųjų mums tai yra naujiena ir jeigu tai pasitvirtins, kad iš tikrųjų nutekėjo tie duomenys, tada kelsim klausimą, kas už tai yra atsakingas. Šiuo metu aiškinamas yra, tyriamos įvairios versijos, vėlgi bendradarbiavome ir su kibernetinio saugumo tarnyba ir žiūrėsim, kas po to slepiasi. Na, bet prieš paleidžiant tą sistemą, ar jos buvo išbandomos? Sistemos prieš paleidžiant buvo išbandomos, tačiau vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad rinkimų dieną sistema buvo maksimaliai apkrauta, buvo didelis rinkėjų aktyvumas, turėjome sistemos sutrikimą, tai vėlgi išryškėjo pačios įvairios problemos. Tai viena tų problemų, jeigu taip galima ją būtų įvardinti, yra tas saugumas ir asmens duomenų atskleidimas. Tai klausimas dabar, ar čia yra Vyriausios rinkimų komisijos atsakomybė, ar čia yra paslaugos teikėjo atsakomybė, ar čia yra problema su elektroninės valdžios vartais.